Labas visiems! Šiandien startuoju su nauja rubrika tikromis istorijomis tų, kurie nusprendė pradėti pokyčius kartu su manimi. Jei ir tu jauti kurį laiką, kad stebi mane, galvoji apie mano treniruotės arba stebi mano rengiamus projektus, bet vis dar dvejoji, šis pokalbis, manau, yra ženklas, kurio tu laukiai. Nes šiandien aš kalbinu žmogų, kuris buvo lygiai tokioje pačioje situacijoje, kaip galbūt esi dabar tu. Mano šiandienos viešnia yra Rūta. Ji jau kurį laiką sportuoja kartu su manimi, tačiau įdomiausia yra tai, kad mūsų pažintis nebuvo atsitiktinė. Ji mane stebėjo jau seniai, bet nedrįso parašyti. Kol vieną dieną įvyko tas momentas, kuris viską ir pakeitė. Kaip ji peržengė šitą baimę, kas įvyko po pirmos treniruotės ir kaip ji jaučiasi šiandien, ištempk ausis ir būtinai paklausyk jos istoriją. Labas, Rūtelė, kaip tu jautiesi šiandien būdama čia ir dalindamasi savo istoriją? Žinai, kaip visą laiką didžiausias tas zuikis bailys, labai baisu, aišku, buvo peržengti pirmą kartą duris, labai baisu dalintis. Tai toks pirmas jausmas, bet šiaip, jeigu manęs kas nors paklaustų, ar buvo verta, tai čia yra toks momentas mano gyvenime, kur aš sakau vis, aš gailiuosi tik tai, kad to nepadariau anksčiau. Tai vat, toksai, tai ar buvo verta, tai tikrai tai. Džiugu. Tai papasakok apie save. Kuo tu užsiimi? Koks tavo gyvenimo būdas buvo iki mūsų pažinties? Nu, kuo aš užsiemu dabar labai ilga istorija, žinai, gaunasi iš tai sakinių, kuo aš užsiemu. Šitą ilgą istoriją? Taip, tai iš tiesų aš labai daug metų dirbau samdomą darbą ir įdomiausia, kad toj pačioje įmonėje esu labai ištikimas lojalus darbuotojas, ar ne, 15 metų vadovavimo darbo patirtis. Tai tokia, kai peržengiau tavo duris, buvau ant tos tokios savo transformacijos ribos, jau ruošiausi išeiti iš darbo ir pradėti savo veiklą, kur esu ir dabar. Tai toks daug labai vienu metu, nors sako, kad labai nesveika keisti viską vienu metu, bet aš galvoju, kad man tas momentas turbūt buvo tinkamas, nes aš jeigu nebūčiau atvėrus tavo klubo durų, tai turbūt aš savo tos transformacijos nežinau, kaip aš ją būčiau išgyvenus. Nes man iš tikrųjų tas sportas, tos treniruotės man padėjo ir šitoje vietoje labai susitvarkyti emociškai su tuo, kas vyko mano gyvenime. Tai čia matyt, taip turėjo būti. Žinai, kaip būna, taip turėjo būti. Turėjau aš pamatyti tavo storiuką tą, turėjau aš parašyti tau žinutę, turėjau ateiti išgertos kavos, taip turėjo atsitikti. Tai atėjau ir užsilikau. Tikiuosi, kad niekas nevyksta šiaip savo. Ir galiu paminėti dar, aš manau, kad daugeliui moterų tas yra aktualu, kur tas būtent tas lūžis buvo, nes ir dabartinė tavo veikla yra būtent susijusi su tuo, kad tu nori padėti to moterim, kokioj tu situacijai pati buvai. Jo, tai iš tiesų, tai mano veikla yra dabar, kur koncentruosi daugiausiai, tai su sveikatos prevencija aš dirbu jau pakankamai ilgai ir nedaugiau nei 5 metus, bet ta tema, apie kurią aš daugiau kalbu dabar, tai yra menopauzė. Mano nauja ta profesija vadinama, sakyčiau, tai yra menopauzės kaučerė, tai aš padedu moterim pergyventi tą laikotarpį. Ir vienas iš tų tokių pačių turbūt svarbiausių momentų pereinant į tą laikotarpį, kai jau mūsų ištiks ta menopauzė, nes perimenopauzės laikotarpis, kaip žinia, jis gali trukti ir 10 metų. Tai čia yra labai ilgas laikotarpis, tai kaip padėti savo kaip galima geriau. Tai aišku, kad sportas, mityba, streso valdymas, gebėjimas susitvarkyti su savo emocijomis, tai tie visi pagrindiniai dalykai. Tai kita vertus, jeigu taip žiūrėtum, kaip tu gali sakyti žmogui, kad tu daryk taip, jeigu tu pats nedarai. Tai aišku, kad visų pirma, tu turi pats su tuo padirbėti, pats su tuo ir kas įdomiausia, kad tu turi pasitikrinti, ar tavo metodai veikia. Tai žinokit, veikia. Veikia sportas, mums yra būtina, tokio amžiaus moterim kaip aš yra must. Nes iš tiesų, jeigu mes nesportuosim ar netvirtinsim savo raumenų, tai mūsų laukia labai liūdni, nežinau, gali būti daug tų metų, galima gyventi ir iki 100 metų, bet jie tiesiog bus liūdnesni, ar ne? Tai yra ir osteoporozės rizikos, ar ne, ir visos kitos įmanomos ligos, kurios atsiranda dėl to, kad mes nepakankamai judinam savo raumenis.
Ir gal tu pameni, kada pirmą kartą apie mane išgirdai, kas tave paskatino stebėti, jau kas paskatino, kaip suprantu, būtent tavo tą situaciją paskatino, čia prie to gali. Oi, ne, gal stebėti aš turbūt kažkada mes iš anksčiau aš tave pradėjau stebėti, nepamenu tiksliai kokiam kontekste, galbūt ir mitybos, galbūt maisto papildų, bet tai jau pakankamai seniai ir tu žinai, kai mes visi savo tam socialiniam burbule sukamės ir kažkur tai yra žmogus, bet turbūt tas toksai man labai iš tikrųjų poveikį padarė gyvas susitikimas. Mes susitikom konferencijoje Brandbume. Aš pamenu, kaip tave pasivijau pagirti tavo gražių batų, nes tikrai labai gražus buvo. Tai va, treneriai gundo savo batais, žodžiu. Taip, treneriai gundo savo batais. O po to tiesiog, turbūt yra tas momentas, kad kai tu pamatai ir nepačiupinėjai žmogų gyvai, tada yra visai kitoks jausmas. Tai dėl ko labai iš tikrųjų, kai ir kalbu ir su savo draugiam dalinuosi ir sakau, tai jūs neikit sportuoti, jūs nueikit susipažinti. Taigi nėra būtinai iš karto pult ten su treningu į pirmą treniruotę. Nueikit, pasimatuokit žmogų, pasižiūrėkit. Tai man turbūt ir buvo tas pirmas mūsų atėjimas kavos pagerti, kur mes ten pasidarėm tuos baisiuosius tyrimus. Tarp kitko, man irgi buvo dar vienas didelis labai toksai šokas ir irgi, nes mes visos norim būti jaunos ir gražios. Ir kaip pas Sigutė dariausi tyrimą, mano biologinis amžius buvo turbūt 9 gal metais didesnis negu jis yra iš tikrųjų ir man toksai buvo, tai kaip. Tai va, dar tas irgi buvo impulsas turbūt, kad reikia kažką daryti. Aha. O kas tave stabdė nuo to pirmojo žingsnio pradėti? Kad reikia, atrodo, sukasi mintyse, reikia pradėti, ne? Reikia pradėti parašyti, tą pirmą žingsnį žengti. Vis tiek visos susiduria su ta pirma baime, pradėti. Čia yra tikriausiai sunkiausia. Jo sunkiausia ir man labai įdomi tokia situacija, nes aš vakar tik tai turbūt gavau į tai atsakymą, nes vakar dalyvavau tokioj baimių terapijoje, galima gal pasakyti, tiesiog kur mes analizavom savo baimės, ko mes bijom labiausiai. Tai va su tom baimėm, ar ne, tai turbūt čia nieko naujo nepasakysiu, aišku, kad kaip sako, kad ten, kur jūs labiausiai bijo, ten reikia eiti ir daryti, nes ten turi daugiausiai potencialo, bet kita vertus baimė yra toksai dalykas, nes baimė yra iš mūsų proto, ar ne, ir jinai linkus mus visaip kaip stabdyti. Tai vienas iš tų stabdžiumo būdų tai yra tinginystė. Aš neturiu laiko, man čia nesigaus, ten tik tai jau neina, tai va tų tokių visokių ir tas, irgi. Tai va visos tos baimės, kurios mus stabdo, tai tiesiog, kažkada reikia pradėti. Tai aš jaukiuosi, kad mano naujas moto yra bijau, bet darau. Tai čia turbūt buvo pradžia, įžanga į tai buvo matyti. Tai jo, čia atsikalbinėjimų mes galim surasti daugiausiai. Ir kodėl aš nedariau? Nėra taip, kad aš nedariau. Aš, tarkim, turėjau kažkurį laiką lankiau ir pilateso treniruotės. Bet žinai, kitas momentas yra, kad man tai yra toksai, visi sportuoja, kažkur reikia nueiti, ne? Žinai, kažką daryti. Bandaus jausmas, galbūt ta, žinai. Ir kitas momentas, kad aš esu pats geriausias turbūt sporto klubų klientas, nes aš esu nusipirkus abonementų tikrai, nes jau galvoju, kai nusipirksiu abonementą, tai jis ir sportuosi, ne vieną kartą ir niekur nei. Tai čia turbūt toksai bandau savo paaiškinti, kaip iš tikrųjų. Matyt, atėjo laikas, gal ne visiems mums iš karto ateina, bet mano rekomendacija pasibandyti tam, kad jūsų tas laikas ateitų greičiau. Kad nereikia laukti iki mano metų. Kiek tau daug metų? Vis daugiau negu žmonės pradėjo sportuoti. Rimtai. Gerai, tai dabar grįžkime tą, nes vis tiek žmonės gerai, nes turiu daug tokių, kurie gerai atėjo, pagėrė kavos, atrodo jau kaip ir pasičiupinėjom, susipažinom, kaip ir atrodo tas bendras toks vaibas yra ir iš vienos ir iš kitos pusės biolaukai sutampa. Ir paskui vis tiek galvoju pa žmogui, jisai uždaro duris, išeina, atrodo sutarėm laiką atvykti ir jis... kažkas įvyksta. Tai kaip pačiai, kaip tu jauteisi prieš tą pirmąją treniruotę, kai jau viskas, sutarėm laiką, tu turėsi ateiti pas mane. Ar buvo baimė, ar buvo dvejonių ir kokios galbūt tos buvo baimės ir dvejonės? Oi, tai aišku, kad buvo, visokiausių ten buvo, kad aš kaip nueisiu, man ten niekas nesigaus, ne?
kaip ten, aš aišku dar turėjau pradžioje individualias treniruotės, nes aš pati savo kūną žinau, kad esu šiek tiek sukreivintas variantas, bet daug turbūt dabar mūsų tokių. tai žinau, kad reikia, bet irgi toks atsikalbinėjimo momentas tai buvo labai didelis, kur aš tik dabar, turbūt jau 3 mėnesio sportavimo, kaip tik tau gyriausi, kad aš jau pasiekiau tą būseną savo, kai aš atsikeliu ryte eiti į treniruotę ir aš neieškau atsikalbinėjimų, kodėl neit. Bet aišku, kad pirmą aš galvoju, gal paskambinti, kad man ten nelabai kažkaip, jaučiuosi, gal atidėti kitam kartui, gal nuo kitos savaitės pradėti, gal, visą šitą aš perėjau, ir tiesiog atėjau ir tikrai, aš atsimenu, turbūt savo tą pirmą treniruotę ir dabar tai kaip ir diena ir naktis, nors aš aišku, norėčiau, kad būtų geriau, norėčiau, kad būtų daugiau, norėčiau, kad geriau būtų, bet tiek, kiek aš galėjau pirmą kartą ir dabar tai turbūt diena ir naktis tikrai. Tai visiškai, tai čia net nėra ką kalbėti ir, kaip sakau, čia turbūt žmogiškai yra norėti visada geriau, daugiau. Jis sako, čia puikybė, čia mūsų puikybė muša. Čia mūsų toks ego turbūt išlenda ir čia, aišku, savivertės yra klausimai, kaip mes save vertinam. Tai čia visi mes su tuo praeinam ir manau pas visus yra ta baimė, tai labai ačiū tau, kad tu ją įvardini. Ir kokios buvo tos po pirmos treniruotės tavo tie įspūdžiai, emocijos, lūkesčiai, ar tu juos pateisinai, tos lūkesčius, gal atėjai su kažkokiais didžiuliais ir paskui galvoji, norėjau biškį kitaip, bet gavosi. Atsimenu pirmą treniruotę, tai turbūt man tu sakei, kad kiekvieną kartą, kai sėsi ant tualeto, mane prisiminsi. Tai tikrai suveikė. Manau, visą savaitę. Aš labai daug apie tave galvojau, bet dar daugiau galvojau apie save iš tikrųjų. Tai man šito vietoje buvo toksai, kad, žiūrėk, jau viena. Nueisiu į antrą, bus 2. Ir toks, žingsnis po žingsnio kažkoks toks, nes matyt atėjo tas laikas atsisukti į save, nes sportas tai turbūt labiausiai yra apie meilę savo. Tai aš dabar galvoju, kad aš iki šiol matyt nesugebėjau pakankamai savęs mylėti. Tai žinai, mes tų pateisinimų, sakau, kaip turim galybę, galim susigalvoti, sunkus darbas, neturiu laiko, didelės atsakomybės ir visa kita, bet kita vertus supraskit, kad tai ir padeda ištverti labai stipriai tas stresinės situacijas ir tas didelius krūvius ir visus šitus dalykus, nes ta valanda, kurią jūs padovanojat savo per dieną, visiškai atsipalaiduojant ir susikoncentruojant į save, nes ten tu jau negali galvoti, kiek tu ten tų skambučių neatsakė ir kas tavęs laukia. Tu ten galvoji, kaip ten tą savo užpakalį padėti taip, kad paskui jis ten būtų tinkamai padėtas. Kur ten ką įtraukti, ne? Kur ką įtraukti, kur ką ištiest, kur. Čia tikrai yra apie tą meilę savo ir apie tą rūpestį, tai savo namais, nes kūnas yra mūsų namai. Tai jeigu jie subyra, kas iš to? Jūs paskui galite lėkti, bėgti, kur gyventi paskui. Pirmą mes jais turim pasirūpinti, nes tas mūsų kūnas mus nešioja. Tai va, daugelis ateina irgi su tuo tikslu, ne, kažkokiu ir iš praktikos, kiek aš stebiu ir aš aišku labai džiaugiuosi, kad tas eigoje tikslo siekimas, pats tikslas pasikeičia. Ar pas tave tai buvo, atėjai, tarkim, gal į pirmą treniruotę su vienu tikslu, nes pradėjau tik tai dėl to sportuoti, o dabar jau, tarkim, gali sakyti, kad labai šitas tikslas man jau yra aktualus, aš daugiau gal pamačiau arba kitą išsikėliau. Mano tikslas iš tikrųjų buvo tas, kad aš turiu padėti savo būti sveikai, tai tas jisai išliko pagrindinis tikrai. Ir čia daugiausiai buvo apie tai. Aišku, kad norisi labai, moteriškai visų tokių, kad dabar tai aš jau kaip sulieknėsiu greitai, nes jau kaip atėjau sportuoti, tai dabar jau kai kalsiu, tai minus 50 kg per mėnesį. Ne, tai kita vertus tas irgi ateina suvokimas, bežiūrint jokios kaip tvirtėja tas kiekvienas tavo raumuo ir kiek laiko jam užtrunka sutvirtėti, tu supranti, kad lygiai taip pat ir su tuo pačiu svorio mažėjimu yra ta pati situacija. Aš iki savo šitos būsenos ėjau gerus 20 metų. Tai kodėl aš turėčiau turėti lūkestį, kad man taip susitvarkys viskas, per mėnesį?
nu, turbūt tai yra, nu, neteisinga, ne? Tai faktas, kad nu, kiek aš, nu, tikrai tikiu, kad ne tiek, kiek aš iki to jau man užtruks susitvarkyti, bet tikrai nebeturiu to lūkesčio, kad čia, žinai, mėnesį pasportuosiu ir jau būsiu tokia, žinai, bet man tas gražu, kad aš kiekvieną kartą, ar ne, vat, kiekvieną kartą žiūrėdama į veidrodį, kiekvieną kartą apsivilkdama rūbą, aš jau jaučiuosi kitaip. Aš gal negaliu pasakyti, ar ne, kad man ten kristų svoris po 3 kg per mėnesį, tai tikrai ne, nu, nes akivaizdu, kad keičiasi pati struktūra organizmo, bet formos pačios, nu, man darosi kiekvieną kartą vis smagiau ir smagiau į save žiūrėti. Ir man, sakau, man tas toks geras jausmas dar priedo, kad tai tu žiūrėk, kiek aš jau galiu. Tai dabar, kai jau įveiksiu Sigutę lentą, nes dabar žinau, kad ten, kur mano baimė, ten daugiausia potencialo. Kai kada nors tau pasakysiu, kad lenta man jau patinka. O aš to labai laukiu. Ne, žinokit, man dar lenta nepatinka. Gal kaip po metų filmuosim kokią nors 6 seriją šitą serialą. Gal tada... Jo, bet čia smagu girdėti tai, nes aš, kai žmogus sako, kad jau nebe svoris, nebe skaičiukai svarstyklėse yra tas tikslas, dėl kurio aš atėjau arba kurio siekiu, tai jau tai rodo žmogaus sąmoningumą, kad viską darau dėl savęs, ne kad kažkam patikčiau ar kad ten mane labai nustebintų skaičiukai, nes mano draugė sveria tiek ir aš dabar noriu tiek, kas dažniausiai ir būna tas bandos jausmas, dėl ko paskui dažniausiai žmonės ir meta tą sportą, nes tas bandos jausmas kažkur dingsta. Tai nes nėra tų pagrindinių prioritetų pačiam išsikėlimo, tų savo suformavimo, konkretaus atsakymo, o kodėl aš einu, kodėl aš sportuot pradėjau, ne? O tai turim daryti dėl savęs. Tu dabar, kadangi esi jau išbandžiusi ir asmeninės, ir grupinės treniruotės, kas labiausiai patiko tau asmeninėse treniruotėse ir ar žmonėm rekomenduotum visiems pradėti nuo asmeninių treniruočių, ar visgi pasirinkti grupinės treniruotės? Aš manau, kad čia turbūt priklauso nuo žmogaus pasirinkimo, ar ne? Jeigu jūs esate toksai sportininkas, tokio lygio sportininkas kaip aš buvau, tai tikrai rekomenduoju pradėti nuo asmeninių treniruočių, nes man ten buvo daug tokių atsiverimų, kur aš tikrai galvoju, jeigu aš būčiau tiesiog išėjus sportuoti į sporto klubą, nusipirkus eilinį kartą abonementą ir pradėjus kažką daryti, tai aš tiesiog būčiau save sulaužus per savaitę, man atrodo. Tai vienareikšmiškai rekomenduoju pradėti nuo asmeninių, kiek jūs galite sau leisti, tiek jūs jas ir leiskit, nes tai yra gerai labai, nes tai iš tiesų yra tokia dovana dėmesio, tai čia toksai dvigubas, nes tu iš trenerio tu gauni labai labai daug dėmesio iš tiesų, ta prasme. Ir aš kaip jau nusprendžiau, kad eisiu grupinės treniruotės, man čia atrodo po 3 mėnesių, kada aš perėjau grupinės treniruotės, tai man toksai buvo momentas, kad tai dabar ateis tas grupinės, tai turbūt nebesportuosiu, nes jau vis tiek, žinai, nebus tiek į mane nežiūrės, tai jau galėsiu simuliuoti. Nors ten ir grupinėse, nepareina simuliuoti. Mažai žmonių, visi pastebėti. Bet kita vertus, aš labai džiaugiuosi, kad tai yra tas tavo klubas turi tokio žavesio, kad man atrodo, kad visos grupės nėra tokios didelės, tai nėra 30 žmonių grupė, kur tu ten viena vertus gali pasislėpti kažkam už nugaros, kita vertus tu labai mažai dėmesio gauni. Tai tas irgi turbūt ir pliusas, bet aš sakau, jeigu jūs nesat sportininkas, nesat sportavę visą gyvenimą, tikrai nuo asmeninių pradėkit, tikrai nukurkit. Nes save sulaužyti labai greitai gali. Taip, o paskui atstatyti nebeatstatysit ir tada jau sakysit, visus pinigus atiduodu, kad tik mane sutaisykit. Sakau, valdiškus sąnarius gali greit sudėti, bet ar bus labai patogu ir naudinga ir sveikas klausimas. Tai taip, aš irgi visą laiką esu už tai, kad geriau pabandykit ir, kaip sakau, investuokit dabar į save, į savo sveikatą, į savo gerovę, nes vėliau teks daugiau investuoti. Tikrai taip. Ir tu dalyvavai pas mane ne tik tai ir dalyvauji treniruotėse, bet dalyvavai ir tokiam kaip ir mitybos iššūkyje, įpročių formavimo mėnesio laiko buvo toks pabandymui. Ar pavyko kažką suformuoti,
Ar kokie tavo atsiliepimai apie iš vis, ar verta ir kaip tu jauteisi? Nes vis tiek turi palyginimą, kai baigėsi mėnesis, ar visgi išliko, ar visgi esi iš tų žmonių, kuriam, žinai, kartais reikia to palaikymo už čiuprynos. Tai mano irgi šitoje vietoje situacija gal tokia irgi, žinai, truputį kitokia, nes aš labai daug žinių turėjau apie mitybą jau iki pradėdama tą iššūkį, ne? Tikrai, aš jau nekalbu apie tai, kad aš ir tų mitybų planų buvau išbandžius, bet ir mano tos pačios sveikatinimosi žinios yra pakankamai jau tokios gilios ir aš jau kaip ir žinau, ką daryti. Tai man buvo toksai labai smagus momentas, kad man patvirtino, kad aš laikausi teisingų taisyklių. Ne? Nu, žiūrėk, kaip faina pačiam savo, žinai, tai ašgi viską gerai žinojau, bet kita vertus viena yra žinoti, kita yra daryti, ne? Tai vat tie grupiniai iššūkiai, kuo yra smagu, kad jie tave sudeda į tokią rutiną turbūt tvarkingą, nes tai, kad ne, mes pabaigoje dienos prisiduodam tą, ką mes valgiam, ar ne, o ten siunčiam dienos mitybos vaizdelius, tai irgi labai yra vienas momentas, kad tu jau turi tą tokį, kad jeigu aš čia sugalvojau kažką įsidėti į burną, turiu nufotkinti ir galvoju, ar tikrai aš čia turiu dėti į burną? Gal ne. Tai tie iššūkiai yra faina to, kad mes čia įjungiam truputėlį, ne? Žiūrėdami, ką mes valgom, mes truputėlį įjungiam pas save irgi ir kartais nesuvalgom, ko šiaip kartais nevalingai įsidėtume į burną, ne? Tai tas labai gerai iš tikrųjų ir tas ritmas, ta rutina. Man šiaip labai patiko tas projektas. Man tik tai labai buvo gaila, kad mūsų tik mažai dalyvavo. Man norėjosi, kad, būtų daugiau tokio, žinai, nes, tuo labiau, kad jisai buvo visiškai, tu tiesiog davėjai žmonėm pasibandyti, galvoti, kodėl negriebė užsimerkti. Bet žmonės tikriausiai, žinai, aš irgi vis laik savo užduodu tą klausimą, duodi viską, ką tu turi, visas žinias, ir žmogus, kai reikia pradėti daryti, jis tiesiog nebegali pradėti daryti. Nors labai nori numesti svorio, nori susitvarkyti savijautą, bet pradėti ne. Bet tai čia turbūt yra tos baimės, ne kažkokios. Taip, ir čia yra tos tinginystės, viskas mus stabdo nuo to dalyko, kur mes jaustumėmės labai gerai, ne, kur mums būtų labai gerai, kur mes būtume pati geriausia savo versija. bet tų stabdžių yra daug. Tai kai tu pradedi nugalėti tus stabdžius, tai tie dalykai ir keičiasi. Taip. Čia tas tiesiog neužsibuvimas komforto zonai. Komforto zonai visiems patogu labai. Ir čia yra du tokie momentai, kaip aš visą laiką mano viena draugė mane pataisydavo, kai aš šnekėdavau, bet ar reikia išeiti iš komforto zonos, reikia man sako, niekur nereikia išeiti, reikia praplėsti tą savo komforto zoną. Tai aš, pavyzdžiui, dabar galiu pasakyti, kad aš jau eidama 3 kartus per savaitę į treniruotę, kiekvieną rytą aš atsikeliu, aš negalvoju, ne, kad aš viskas, dabar man reikia eiti treniruotę. Aš tik kartais pamirštu užsiregistruoti iš anksto, bet aš žinau, kad aš įeisiu, klausimų iš to vietą nekyla. bet man tai jau yra komforto zona. Tai nėra, kad aš dabar kažkur išėjau iš tos zonos. Man yra gera dabar. Tai turbūt kiekvienas žmogus, kuris sportuoja nuolat, ne, kuris daro tos dalykus, jis tą patį pasakys. Tai yra mano komforto zona, tai čia aš niekur neišėjau iš niekur. Tai čia toks labiau praplėtimas. Kam baisu išeiti, tai žinokit, tiesiog galima praplėsti. Tiesiog praplėsti, taip, gerai čia pasakei. Tai gal gali įvardinti, kaip tu dabar, tarkim, vis tiek jau tiek laiko praėjo, kaip tu jautiesi fiziškai, emociškai. Sakai, kad jau formos pasikeitė, tau jau tai patinka, bet tas vidinis dažniausiai jo, net nemoka kartais žmonės įvardinti, kaip aš jaučiuosi, arba net nepastebi, ne? Kad prieš tai, tarkim, lipo laiptais ir buvo sunku, uždusdavo, dabar atrodo lipa neuždūsta, bet ir nepastebi ir už tai net nėra dėkingi, kad, tikrai pasikeitė ir tai yra didžiulis pliusas. Tai jo, čia toksai, žinai, man turbūt aš daug labai kuriuos dalykus pastebiu, nes aš jau turiu tos patirties dirbdama su savo klientais, kurie, tarkim, net ir koreguodami mitybą savo, kurie nedaro, pavyzdžiui, kraujo tyrimo ir sako, žinai, ką man tas kraujo tyrimas, aš taip ar taip darysiu. Tai paskui po kurio laiko, po pusės metų, kai tu su žmogum šneki, ar tau kas nors pasikeitė, jis sako, ne, niekas nepasikeitė. Ir tu paskui turi traukyti, žinai, po tokį vieną grūdelį, žiūrėk, bet tu jau ten nebeuždūsti, ne, tau ten nesibalado širdis, tau galva neskauda, tau kažkas.
Tai čia turbūt aš su tais klientais dirbdama, tai taikydavau tokį testą, ar ne, kur mes atsisėdam ir susirašom papunkčiui, kokia dabar yra, vat, kaip aš dabar jaučiuosi, kas man nepatinka, ne, kas man yra blogai. Tai čia gal irgi toksai būtų geras dalykas, turbūt prieš pradedant treniruotės, atsisėsti ir surašyti, okei, uždusau ties 3 aukštu. Tada vėl kažką. Tai aš manau, kad tas būtų turbūt akivaizdžiausia žmogui. Čia iš tikrųjų galbūt ir geras variantas, gal tau reikėtų daryti tokį testą prieš pradedant. Aš dabar irgi suku mintį, kad man tikrai reikia jį pasidaryti. Klausimyn. Tai jo, aišku, ta prasme, kad aš šiaip gyvenu 7 aukšte, tai pripažinsiu, dažnai naudojasi liftu, bet tas liftas ir kartais sugenda. Tai dabar, pavyzdžiui, man tą 7 aukštą užlipti nebėra tokio iššūkio. Tai tikrai tas yra. Man kas labiausiai iš tiesų jaučiasi, kad aš turiu daugiau energijos. Tai galima, aišku, čia pritempt prie to, kad tu išėjai iš darbo ir tu turi daugiau energijos. Ne, tai ne apie tai. Tai apie tai, kad tu tiesiog, tavo visas kūnas veikia visai kitaip. Aš nežinau ten tiksliai pasakytais hormonais, kas ten išsiskiria man po to sporto, bet aš labai džiaugiuosi kita vertus, kad aš galiu sportuoti ryte, nes jeigu aš turbūt sportuočiau vakare, tai aš nežinau, tu manęs nepaguldytum iki 2 nakties, man atrodo. tai labai gerai man tas, aš kai išeinu ryte pasportuoti, tai aš turiu visą labai labai produktyvę dieną. Aš prisiplanuoju, aš pasidarau tą, ką aš prisiplanuoju ir man toks, žinai, tas galbūt supratimas, kad, okei, žiūrėk, aš galėjau nueiti pasportuoti, baigiau treniruotę, padariau, ne, tai aš ir kitur taip galiu. Okei, turiu susitikimą, nuėjau, susitikau, padariau, grįžau, žinai, ir tokių, galvoju, mano gyvenime atsirado mažiau atidėliojimų. Nes tas vadinamas procrastination, ne, jeigu kažkas tau nepatinka, tu, nedarau. Nedarysiu, rytoj. Pabandama poryt. Tai su šituo man tikrai aš tą jaučiu, kad jisai irgi atėjo. Daug tų pokyčių iš tikrųjų, labai labai daug, nes man tai visų pirma tai tas pojūtis, kad kaip tu jautiesi savas ar ne savo kūne, kaip tu kiekviena tavo kūno dalis, tai jau žinai, ką jinai geba, ką jinai gali ir ko jinai negali, ne, ir kiekvieną kartą jinai gali vis daugiau ir daugiau. Tai man tie dalykai be galo žavus ir kiekvieną kartą, kai žinai, ten koks nors man būna irgi sportuoju kažkur ten, timtelėjau, tai mišiolai dabar, žinai, 3 mėnesius negalėsiu sportuoti. Ne, aš jau kitą dieną vėl, žinai, reiškia, tas kūnas, jisai geba taip jau save tvarkyti, kad tai, mano akim žiūrėjau, tai visai kitas lygmuo negu buvo. Džiugu girdėti. Ir iš tikrųjų, o kas ten gaminasi, tai laimės hormonai gaminasi. Taip, ir tie gaminasi. Ir tie gaminasi, ir tikrai tos energijos mes visi turim. Bet vėlgi, čia mes visi labai skirtingi esam. Tarkim, aš pati vakare mėgstu labiau sportuoti ir aš pasportavus tada labai gerai miegu. Tai grįžau. Tai palautai, koks tavo stažas sporto, koks man. Bet čia aš dar pasieksiu tą levelį. Tai čia visi skirtingi ir nereiškia, kad čia tikrai ne nuo metų stažo, tiesiog, nes mes esam visi labai skirtingi. Tai vieniem tinka ryte, kitiem vakare, kitiem iš vis dienos metu. Nors moksliškai iš vis yra nustatyta, kad turbūt 13 valanda yra geriausias laikas sportuoti, bet kas iš mūsų gali 13 valandą sportuoti, dauguma negali. Ypač jeigu 12 pietų privalgai, tai turbūt. Tai ką, Rūtelė, pasakytum to moterim, kurios stebi, žiūri, laukia, sako, gerai, ne šiandien, ne rytoj, nuo pirmadienio, gal po mėnesio, dabar ne tas laikas ir vis nedrįsta visų pirma net parašyti man apie pradėjimą kažkur sportuoti, tai nebūtinai su manim sportuoti, tiesiog pradėti sportuoti arba pradėti žiūrėti, stebėti savo mitybą, formuoti įpročius, tai yra plėstas komforto ribas, kaip minėjai. Ką tu jau matai? Žinai, labai čia sunku šitoje vietoje, žinai, kažkokiu būtent tuo pranašu, kai, žinai, aš pati tą patį viską dariau. Bet yra labai daug tų tokių būdų. Aš nežinau, atsisėskit ir pasidarykite pliusų ir minusų sąrašą. Atsisėskit ir pasidarykit pliusų ir minusų sąrašą. Kas man bus, jeigu aš neisiu ar nesportuoti. Tai galbūt aš taip spėčiau, kad didžiausias ir pats riebiausias ir patogiausias pliusas bus, kad nieko nereikia keisti. Aš kaip žiūrėjau, ten tą sigutę socialiniuose tinkluose, taip ir žiūriu. Ir ką ir. Bet jeigu pradėtumėt rašyti, kas bus tikėtina, kai jūs pradėsit sportuoti,
Tai tas pliusų sąrašas, jis tikrai jums gali kitą ir netilpti į vieną lapą. Tai jeigu tiesiog va taip žiūrit, galvojat kažką, nu tai pasidarykit tokį. Pasidarykit, pažiūrėkit į 3 dienas, nu ir parašykit tą įsigūtį. Arba gal kur renginys susimatysim, vėl bus su gražiais batais. Svarbiausia tos batus įsigūtį į renginius būtinai. Tai manau, jau einam prie pokalbio pabaigos, nes tikrai daug čia mes įvardinom ir baimių, ir kaip jas nugalėti, ir kaip tas komforto ribas praplėsti. Tai dabar tam žmogui, kuris žiūri šį video ir sako, gal ir man irgi reikia pabandyti, ką tu jam pasakytum dabar? Eik ir bandyk, ir viskas. Eik ir bandyk. Rašyk, skambink, bandyk, daryk. Nes tai yra apie tave. Tai yra apie tavo meilę savo. Ir negi tu tiek savęs nemyli. Negi tu taip nemyli savęs. Taigi eik ir padaryk. Ir tą palinkėjimą tokį pasakyk vis tiek tiem žmonėm, kurie svarsto apie pokyčius ir vis tiek dar po šito video jiem dar ten tų idėjų, visokių minčių milijonas galvoja, visos ne apie tai. Aš dabar pačiai, nes kai pati dabar gyvenu su tuo bijau, bet darau moto, tai aš gal nelinkiu jau taip nebijot visai, nes tas turbūt labai sunku, žinai, kai mes sakytume, nebijok, būk drąsus. Šauk per griovį, būk drąsus, nesvarbu, kad gal įkrisi. Tai yra dalykų, kur galima pamažai pradėti. Tai aš labai linkiu, sakau, kaip ir kalbėjau, kuo labiau save mylėti ir kiekvieną mielą dieną pridėti po vieną žingsnį mažą savo meilės, ne? Tai ar aš ten kažką gero perskaitysiu, ar ne, gausiu savo kažkokios naudos savo protui. Ar aš pridėsiu, ar ne, 15 minučių daugiau vaikščiojimo tą dieną. Ar aš nuimsiu, ar ne, valandą tų dabar baisių socialinių tinklų. Viską, ką tik tai įmanoma, pridėti po truputėlį tos meilės savo ir ateiti iki to, kad judesys mūsų kūno vis tik yra būtinas, mes to neišvengsim. Nebent mums yra visai smagu, kad mus prižiūrės mūsų vaikai senatvėje. Aš tai norėčiau, kad jie prižiūrėtų savo vaikus, kai aš būsiu senesnė. Kad aš galėčiau varyti keliones, kad aš galėčiau daryti dalykus, kurių nespėjau padaryti, nes labai daug dirbo per gyvenimą ir visą kitą, o ne, kad mane kas nors turėtų kur nors prižiūrėti. Tai to ir linkiu. Tas palinkėjimas turbūt ir baigtųsi sutrumpintai, nebandykit Romos pastatyti per vieną naktį. Ne, nebandykit. O jeigu jau bandot, tai žinokit, kad nieko nebus. Aš jums atvirai ir aiškiai ir tiesiai šviesiai galiu pasakyti, taip kaip ir manęs, kad paklausė, tai ar aš dabar galėsiu 20 kg per mėnesį numesti, tai aš jam sakau, nežinau. Nežinau, nes sveikais būdais galima, bet ar tu to nori? Tai, mielieji, viską darykit mažais žingsneliais. Jeigu patys bandot ir jau daug kartų bandėt ir vis matot, kad nepavyksta, ieškokit žmonių, ieškokit bendruomenės, kas jums gali padėti. Ir nebūtinai čia aš turiu būti tas žmogus, kuris jums padės. Ieškokit to žmogaus, su kuriuo sueitų tos jūsų magnetinės ir visokios kitokios bangos. Ieškokit to, kurio batai jums patinka. To, kurio batai jums patinka. Ar šypsena, ar nežinau, bet kas, balso tonas. Taip kaip ir nėra vienos taisyklės, kad būtinai turite eiti pas moterį trenerę, ar galbūt jums labiau su vyru patinka bendrauti. Tai žodžiu, atraskit tą, kuris jums imponuoja, kuris jūs motyvuoja, įtraukia ir su kuriuo žingsnis po žingsnio, savęs nespaudžiant, nealinant, galit pasiekti užsibrėžtų tikslų. Tai ačiū visiems, kurie žiūrite šį video. Tikrai tai yra ne pirmas ir ne paskutinis. Pirmas, bet ne paskutinis. Ir ačiū tau, Rūtelė, kad pasidalinai. Labai tikiuosi, kad įkvėpiam tikrai ne vieną žengti tą pirmąjį žingsnį, kuris tikriausiai yra sunkiausias. Ačiū tau labai, kad pakalbinai.
Ir nugalėjom tavo dar vieną baimę. Dar vieną baimę mano. Gerai, ačiū ir iki. Iki.